Labas rytas, mano panteriukai. Su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija. Šiandien parodysiu, kaip atrodo mano kelionė į darbą. Spoileris, reikės kavos, daug kavos. Ojek, viešpatėliau, tu dievulėliau. Aš galvoju, kad dar gražiausia, dar lietus lyja. Jūs rimtai, o kiek valandų iš viso? Tikiuosi, kad ne 6. Ačiū Dievui, kad ne 6, dabar yra pusė 6. Turėjau atsikelt 5. Fainiai. Koks jau skirtumas. Aš miegot noriu, bet ką padarysiu? Jeigu man šiandien anksčiau dar plius darbo reikia, dar gražiausia. Man šiandien darbas 7. Šiandien aš esu budintis daktaras. Aš nesėdėsiu šiandienas. Mane pavaduos mano draugė Ema. Normaliai čia. O man aš kaip budinti daktarė, man reikės susidėti jau kitą uniformą. Žodžiu, pirmiausia, gal aš užkasiu, aš ir valgyti nenoriu, išgersim kavos. Dukrelė tikrai mano dar miega, tai miega. Labas rytas, mano mažutė, tukselis mano tu. Gražuolė, pagaluostysi. Bet tu turi va maistelį, tai valgyk. Suvalgyk šaunuolę. Tai taip, aš nežinau. Aš niekada, kada man reikia anksti keltis, niekada aš nesigaminu kažkokiam tokio stipraus valgyti. Tai žodžiu, nieko stipraus valgyti. Tai taip, dabar bus fone muzikėlė ir va. Taip, aš pažaidžiau su kačiuku, nes jisai biškai prie manęs lindo, tai aš su jo pažaidžiu. Čia mergaitė, tai su ją pažaidžiu. Ir aš gal ją pavadinsiu karvytę. Tai va. Dabar eina apsirengti. Gerai, žodžiu. Žiūrėkit, čia. Taip, žiūrėkit. Čia va tokios va kelnytės. Tokios kelnytės, žodžiu, apsimaunam. Ir va tokia va kūtė tiesiog. Jo. Ir batai kaip visą laiką. Tokie patys, nes kokie dar gali batai aukščiai. Ir užsidėkime mūsų kepurytę. Jo, reikia kepurytės. Ir šiandien užsidėsim megztinį. Megztinis. Eisiu panašu dar kavos pasidaryti, bet dabar pirmiausia megztinis. Va, ir dar pasiėmus skėtį. Aišku, kad ir dar rankinuką, nu tiksliai. Būčiau šis pamiršus, nes aš
tokį mėgančią su šitam. Kur rankinukas? Va jis. Siema mano Stanley, telefoną ir einam dar kavos. Dar yra laiko, dar turi valandą. Tai einam dar kavos. Eik tu, aš savo ryto rutiną paprašau pasidaryti. Nu, normaliai čia. Nu, koks skirtumas? Apseisim be jos ir taip gražiai atrodo. Einam kavos. A kur mano puodelis? O aš pati visai mėgau. Žodžiu, einam jau. Tu Dieve mano. Pirmiausia, įsiskleiskim, o paskėti ir galim eiti. Nu, kad nėra šalta, taip drėgna gaivu. Taip, mano mašina. Nu, aš tokia laiminga lietus. Tai dabar suskleidžiam, nes ir įdėsim į rankinuką. Ir įdedam į rankinuką. Sėdam į mašiną. Užsivedam mašiną. Valom langus. Ir galim važiuoti. Taip. Čia pastogiai. Atvažiavau 6:30. Vis tiek aš savo daiktus pasidėsiu, nes... Ne, šiaip taip, aš šiandien dirbau tik iki kažkiek, tai aš pamiršau. Šis kiek aš dirbu. Bet gyvenimo realybė. Jeigu išeisi 10 minučių anksčiau, tai tu vis tiek pavėluosi darbą. Jeigu tu išeisi vėliau, tu nepavėluosi į darbą. Biškai aš nesuprantu šitos. Bet koks skirtumas, žodžiu. Einam į 3. aukštą. Į 3. aukštą tai tu su mašina neatvažiuosi. Tu sakai 2 atvažiuosi, nes 2 yra mano darbas. Oi, nemėgut. Aš pasimsiu dėl visokų savo Stanley. Neveltui aš savo Stanley kavos prispyliau. Einam į 3. aukštą. Ok, 3. aukštas yra tik vaikų aukštas. O, ir čia kavytis buvo. Nesvarbu. Sveika. Labas. Aš čia pasidėsiu savo Stanley. Gerai. Gal ką tau tiesi kabinetas? Ok. Aš žinau, aš vakar buvau. Einam. Niekas užuolaidų ją neuždarė. Dar gražiausia. Gerai, liktai viskas gerai, pulsas yra. Einam patikrinti jos vaiko. Abas? Abukas visi tą tik nusiprausė. Kaip vaikų. Nežinau, jisai, aišku, vakar gimė, bet jisai žiūri anksti gimė. A kiek mėnesių? 5. Iktų. Mažuoka. Labai mažuoka. Smėgstinį karštą. Tik jie nepamiršta, neperdėjau. Viskas jam
turėtų būti aišku gerai, bet nemanau. Tikėkime, kad jam nebus jokių ligų ten, bet atrodo sveikas gyvas bus. Sumatai linksmūti iški. Ką šiandien žiaujate? Žiauju, nes aš gal atsigėriau 5 ryto. Kai vaikas miega, aš einu tą moterį patikrinu. Gerai. Irgi miega. Gerai. Gerai. Viskas gerai tai moterį. Žiūri, šiandien tingiu dirbti, norėčiau pamatyti tiesiog telefą. Tai žodžiu, viskas gerai. Tai taip, mano panteriukai, aš jau padirbau 5 valandas, nuo 7 iki 12 valandos. Dabar, aišku, pas mane yra pietus, bet aš išeinu anksčiau iš darbo, nes aš jau pavargau. Aš pasakiau savo draugai, kad jinai ateitų anksčiau, jinai mane pavaduos, tai viskas ok. Tai žodžiu, dar iki šiol lyja, jūs net neįsivaizduojat. Aišku, man dar vėjas pakilo. Dar vėjas, didžiulis skėtis, palauk, man reikia jis nusklyst. Opa. Sėdam. Taip. Mašiną uždarom duris. Taip, aš jau grįžau namo. Biškai sušlapsiu, bet iki greičiau. Opa. Dukrelė, aš namie. Labas, mam. Labas, dukrelė. Labai pavargau, bet laiminga, nes aš grįžau namo. Valio, tu namuose. Ačiū, kad buvote su manimi šiandien. Paspauk laiką, tau irgi kava yra tavo terapija. Iki kitų vlogų. Iki.